Na, labą rytą. Atsikėlėm. Sveiki. Šits išvisčiut pabūdino, nesikėl. Mama. Žiūrim savo naują video. Dar koks pusvalanduks ir judėsim į kelionę. Na va, kaip gražu. Ir vėja tokia nebėra. Bet orsti nemalons. Sveiki, Marita. Apysveikiai. Stalaninė. Stalaninė. Tenai. Pasidarėm telefono laikikličių. Aplink, susateiškiam bus gerai. Laikas. Juk šieno į žiemą šitaip reikia, tada saugas pienas vainiku. Ant tėvo dalgio ašmenų žerėdavo menu. Pro Londoną tik varpai skambėjo, bendrai pradalgė lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų. Laikyk vairą! Čia drąsu ir viskas bus visų. Medžius suvalino nemės bro. Ir vėl va tokiais miškais, vėl maklynėm, bet šį kartą nebe aš jau. Gerų kelių nereikia. Na čia biškai pristabdyk, kad nebūt vėliau sirko. Arba žiūrėk ir nestabdyk dabar. Vakar da čia uogas. Kažkas važiavė čia su traktoriu. Košia, reikia įsigazuoti ir pasitraukt biškį galima labai apdrėbti. Na kelalis su miškovežės panaš važiuotų buvo. Bet nėra čia labai baisiai. Gerai, varyk. Aš nežinau, koks šis stiprus žmogus turėjo būti, bet čia šitą keliukų kažkas su dviračiu pravažiavo. Toj kažkas bus ir peškom praėjęs tų keliukų, man. Su miškovežės čia važinėjai, o mes su žygalį. Kalniukas. Žinok, tu taip greit nelaik, man pykina. Nereikia negerti vakar. Aš tik pizzą vakar valgiau. Marita turėjo tą pizzą būti. Šokam! Opa! Eina. Oikta! Oikta, beklaičiai! Žiūrėk, neiššaukta kaip stirna. Įsidarbinam urėdijai vadovą, važiuojam, apžydinėjam miškus. Na va, turim pirmą kliūtį kely. Gal pradėti jau? Я бернёю, потенциал. Где? О. О. Чего? Гарем. Один пилотис.
įkvėpti. Galvoju, bėg benzin žemė. Na, kiek telps. Apie 20 litrų įpildom. Dabar jau lemputė degė apysėdė. Maudam biškį, nes šiandien nebuvo šalta, karštą vandenį, nebuvo pasmūti. Dabar geriau užvalgyt kaiku. Ir toliau jau valgom. Jo, ir varom toliau. Pavalgyt ekonomiškai. ir skaniai. Nes pinigų neturim daug. Na, pavalgėm ekonomiškai, sakom, mantelis yra valgykla. Važiuojam. Kokį čia prirodė. Labai skaniai. Prieinam įvėjimus tik su kartel. Čia tikriausiai Eglės sanatorijos klientam. Mes da ne klientai, tai mūsų ir neįlaida. Visą čia irgi ekonomiškai. Eglės sanatorija. Na žodžiu, varom kitur. Taip. Kaip gavas, kad vietoj valgyklos į jas burgerį atvarėm. Normaliai. Važiuojam toliau. Pavalgėm sotus. Pavalgėm sotas, kavytės išgeriam. Saka, man tūks pafilmuok, kaip pralaik, va čia, šitip, pro šitą, va, tų vingi šitip, saka, tu pafilmuok, kaip aš pralaik. Aš čia stoviu, sakau, pasieniečiai, jeigu man paims, tai... Jeigu man pasieniečiai paimta, tai aš bėgčiau tą kamerą iškart, va. Tai, tiesiai miškas, taigi nepagautų vis tiek. Mano ilgas kojas, pasižiūrėkit. Vien žingsnis, 2 metrai. Nuo kalno pasilaida Žigalys. Čiūt spėja sustoti prieš to krūmą. Būtumėm grevelenių. Rankinis nelabai laika. O, po dešinį Nemunas, siena Baltarusijos. Tilts pats tas Žigaliai. Sninga. O, jau ir kampas apsnygęs. Eik, tą peklą negali išsinerti. Svarbu kelią nenunerti. Все. Valam toliau. Veržas karviai pririšti. Nespjaudykit gumas nieks per langą, tai žvirbliukai neužsiryta. Užteks jau valgy. Gerklą išdžiūva važiuojant.
Labą dieną. Pateikit dokumentus. Mašinos dokumentus. Aplink Lietuvą. Jo, tai jau pravažiavom virš 1000 kilometrų. Nuo Biržų pradėjom, pro Klaipėdų. Ai, čia transportas, dalykas. Gerai. Ir vėl. Nu, dabar dokumentėlis patikrins. Man čia labai sninga, vedant. Tau sninga? Sninga. Sninga. Tai va, važiuojam toliau. Vėl pasieniečiai sustabdė ir vėl. Mes biškiai. Vėl nėra problemų, mums tik sakė, geranoriški irgi šitie patikrina, aš neturini pasą, nei kortelės. Tik pabėgo aš. Greitai gazą daviau, sako, reikia turėti, bet nuotrauką aš parodžiau. Geranoriški šitie irgi praleidavo ten visur tvor. Tai mes nelabai galim čia važiuoti. Sakė, palei pasienę ruožą važiuoti reikia iš Vsatą gauti leidimų. Mes leidimo Turim važiuoti šiaip. turim tik čia važiuoti. Technikinį jau. Tai dabar mums sakė, jeigu sako, mes geranoriški, bet sako, kiti gali ir nepraleisti. Tai mes bandysim atitolti nuo pasienio ruožą biškį, važiuoti plentiniais keliais, tai tikriausiai čia nesigaus jau daug tų žvyrkelio. Ir visas įdomus prasidės tikriausiai vėl prie Latvijos sienos, nes ten jau niekam nebeįdomu. Tai va, važiuojam, toliau pakalbėjom, draugiškas, neuždarė, sakė geros kelionės, graži akcijai, Žygalio akcijas, kaip parduosim, nebus. Važiuojam. Oi, čiūt nenumaravo nuo kelio. Atvažiavom prie Žeriuką. Nelabai čia ir kartu Žygalį pasistatyti. Reikia pasižiūrėti, ar ir tepalų iš viso. Mes nežėjom, tai mes jau 3 dienas. Bet čia atrodo, čia viskas tvarkingai da. Nieks čia neapsibazoja. Man atrodo, viskas normaliai. Akumuliatorius irgi ir vietai. Ir sniego yra. Paragauk. Ar skans? 1000 kilometrų dar kapots nebuvo atidaryts. Šipratį šitep. Kai traktoriam matuoja šnepalą, tai aš visada šitep. Tu pasižiūrėk, Max, da net nepakryta. Variklis naujas. Tik žinai, kas yra, jis biški kampiškas, tau tai gali būti karsabei galim matuoklas. Svarbi ir. Bet žinok, dėl matuoklą. Siek. Alkūninis siek. Kardano turim da? Kažkas tai yra. Kardano čia turim, bet Tai palys giliau pažiūrė. bedušlika, tai nebelabai. Labai gražus dangus, giedra, nebesninga. Gražus. Na, aš susilaikysiu komentarai savo. Aš čia neplovė 3 dienas galvosiu, ką? Nu gerai, Doras. gražus, gi nieko aš nesako. Biržų alaus gera. Atsigaivinti. Oi, tu kaip kalą. Na va, ir iki Vilnius nebedaug 23. Minsk irgi nebetoli. Iki Minsk irgi nebetoli 150. Bet iš Minsko namo tai jau kažer be grįšim. Žygalį naują gautą. Arba net šitą nebeturėtumėm. Bet žinok,
Makso Žygul mes jį aplenktinom, kai jis čiut važiuoja. Kaip manai, kučiai veža? Veža anglis. Anglis? Mūsų Žygulys ne ant anglių važiuoja? Nu ir ilgas. Žodžiu, vėl važiuojame čia, mums kaip ir sakė, nelabai galime su pasienio ruožai važiuoti. Bet ženklas buvo, kad pasienio ruožas. Bet mums čia nedaug reiktų, turėtumėm spėti pravažiuoti, nieko neprisidirbti ir mes nepiktybiškai, draugiškai važiuojam. Geras širdies. Draugiškai važiuojam. Opa, kalniuk, žiūrėk. Kamer dabar kepais. Opa. Opa. Sakiu aš. Atvažiavam į Pabradę. Labai gražus miestas. Šiaip, vis miestai, kur važiavam, labai gražus. Miškai irgi gražus. Ai, man tai viskas gražu. Aš ne iš rankos. Pasipuoši. Da, jeigu su Žygul lemputį jungtumėm, tai iš viso būtų pasak. Ir eglutė va Pabradės. Labai gražiai. Su važiais kažkaip. Va, ir šviesoforas prieki Pabradės. Mes ir vėl susitikom, lyg svajonių laivai. Nu, va, mes ir vėl susitikom, jadai. Įpilom. Ką? Kavos ir dešrai nenori? 2 eurai. 2 eurai. Ant benziną pasilykim gal. Va, valgysim. Čia vyštas. Vyštas. Ko gersim? Nes gerbai iesmam. Reik da pasiim kažką. Va, da pasiėm. Šitų salotą. Ir dašyt skumbrės. Lašyšas pasiėm. Va, lašyš. Eur 9, kiek skumbrė? Eur 7. Tai aš tad savo skumbrį ir valgys, tai gal jis tavo pigesnė, tu valgys. Ale sninga kaip gražiai. Rytoj bus nuotykių, man atrodo, nereiks net Latvijos sienos. Pavijome vėją. Taip, išsukam dabar nuo Švenčionių kelio link Ignalinos. Nes neužtekant nakvynės pinigų. Nebuvo Švenčionis kur per miegot. Kaip saka, išsukam iš kelio dėl pigesnio barelio. Tai per miegosim Ignalinoj, tada rytoj vėl atgal važiuosim link Švenčionių, kad nenutolti nuo sienos labai. Ir tęsim kelionę, o kadangi šiandien mum liepė nuo pasienio toliau važiuoti, mes neberizikavom labai, o kai pasieksim Latvijos sieną ir būsim jau arčiau namų, tai jau bandysim padarniuoti ir palei sieną, ieškosim maklyno kažkokių, nes vis tiek arčiau namų jau bus kas ir ištrauk, jeigu kas, jau ir prie Latvijos sienos nebelabai tai bus patikrinimų visokių, tai rytoj turėtų būti paskutinė diena ir vienas iš įdomiausių tikiuosi. Tai va, susitiksim Ignaliną. Nu, atvažiavom į Vylą savo, sniegą piln. Tai viens yra, kam antra. Čia apie savi. Asulai. Eik tu nosį. Jo, susirenkam daiktas ir einam. Nu, man atrodo, mūsų kambarys čia. Nes tas pabėga kažkur. O. Mantai, ta lėta, ne?
Ne, tik kartais daugiau, jeigu netalėtan. Bet čia kai geras kambariuks. Radiatoriai šil. Eik pažiūrėk, ar ir šiltą vandenį. Aš jau 4 dieną su neplaut galvų nebūs. Eisi su sniegu brausis ir neužšiltą vandenį. Žodžiu, aš mišrainį suvalgiau, bet aš pamačiau, kad aš netų mišrainį pasiėmiau. Čia šitą tavą buvo. Dabar tavo Imk tų, duok man šitą. Na va, šiandien kelionė ir baigės mūsų. Baigės patiko? Patiko. Tai va. Sakom, reikia kažkokios pabaigos. Nu tai gerai. O pasakysim. Dalinamės. Dalinamės visi.